Aš esu Miglė, esu 4. kurse naujųjų medijų meno studentė. Mano darbuose pagrindinė tema, ko gero, yra žmogus. Tačiau mane domina kita žmogaus pusė. Ne ta, kurią matome kiekvieną dieną, bet ta, kurią daugelis iš mūsų stengiasi nuslėpti. Ta, kuri yra nepriimtina visuomeniai. Daugelis žmonių apsimeta, kad iš viso neegzistuoja. Mano nuomonė, įdomu yra kalbėti apie problemas, apie vienišą žmogų, apie žmogų, kuris nėra toks kaip kiti, nesijaučia priimtas, jaučiasi atskirtas nuo visų kitų, jaučiasi vienišas. Nežinau, ar kada nors būsiu menininkė. Nežinau, ar kursiu filmus, ar fotografuosiu žmones. Nežinau, ar tai visada bus dalis manęs, bet iš tiesų nesigailiu, kad stoju į naujųjų medijų meną, todėl kad negalėčiau pasakyti, kad būtų kažkokia kita vieta, kurioje aš jausčiausi labiau savo vietoje negu čia.